Atsikėlė lapė ir ji nužuodė žuvies kvapą. Ji nubėgo ant kelio atsigulę. Pasiėmė ją vairuotojas ir įmetė į bagažinę su žuvim. Pasigriebė žuvies ir bandė pabėgti. Pasigriebus žuvį nubėgo po medžiu. Atėjo vilkas, norėdamas žuvies. Vėliau jis dar prašė žuvies daugiau. Vėliau jie nuvedė vilką lyg kėdės vidury pelkės ir pasakė jam įkišti uodegą į eketę. Jis tai padarė ir lapė iškaravo. Jis ten buvo paliktas lygi nakties ir kai jis bandė išsitraukti uodegą, buvo prišaus jinai. Vėliau atėjo du žmonės. Vienas supanikavo ir ištraukė pistoletą ir bandė nušauti vilką. Vilkas pabėgo ir pradėjo kaltinti lapę. Pabaiga.